Sveiki, šiandien noriu pasidalinti tokiu vienu pratimu, kuris padės šiek tiek praktikuoti klausimus namuose vieniem patiem. Nes dabar tą pratimą padariau su keletą mokinių, dirbdamas individualiuose pamokose ir galvoju, kodėlgi nepasidalinus YouTube platformą, kad visi šitą dalyką turėtų, nes tikrai pakankamai, manau, naudingas ir paprastas būdas praktikuoti klausimus vienam pačiam, būnant namuose ar ne, ar kažkur tai darbe. Tai paprasčiausias dalykas, nuo ko mes pradedam, tai yra tiesiog mes turim prisiminti pirmiausia, tarkim, esamąjį laiką, ne? Tai, kad mes turime keletą skirtingų būdų, kaip pradėti klausimą esamajam laikė, netgi taip arba ne klausimą. Mes galim pradėti nuo am, nuo are, nuo is, ar ne, nuo can, nuo do, nuo does. Nes ar aš esu laimingas, pavyzdžiui, am I happy, ar ne? Ar tu laimingas? Are you happy? Nes čia yra viena iš išimčių veiksmažodis būti. Is he happy? Ar jis laimingas? Ar tu gali ateiti, ar ne? Can you come? Su can, bet kokiam asmeniui. Can you come? Can I come? Can she come? Can they come? Ar ne? Visiems asmenim mes turime can. Ir tada jau visiems kitiem veiksmažodžiam, kurie nėra išimtis, kurie nėra nei am, nei are, nei is, nei can, tai yra nei būti, nei galėti, mes turime do, does. Tai čia bet koks kitas klausimas būtų, pavyzdžiui, ar aš turiu laiko? Do I have time? Ar ji turi laiko? Trečiam asmeniu vienas kitai skiriasi. Does she have time? Ar ne? Kaip pavyzdys. Kaip matot, mes lietuvių kalboj su ar pradedam bet kokį taip arba ne klausimą. Esamajam laikė. Ir kitose laikose, bet tarkim šiam atveju esamajam laikė. Anglų kalboje aš turiu net 6 būdus, kaip pradėti taip arba ne klausimą. Ar ne? Tai užsirašot šito 6 būdus. Am, are, is. Ir kol kas imkim tik tai dabartį. Nu ir paimkim dar paprastą praeitį, ne? Tai paprastoj praeitį mums truputėlį bus mažiau, ar ne? Tai reiškia, jeigu čia yra dabartis, tai paimkim, padėkim tarpą, ne? Tai praeitį, čia kur buvo am bus was, kur are bus were, ar ne? O kur is bus was. Lygiai tas pats. Tai reiškia, jau vienu veiksmažodžiu būti forma sumažėjo praeitį, tai reiškia, praeitis turi tik 2 formas. Can yra could. Visiems asmenėm, ar ne? Ir tarp do, does nebėra skirtumo. Ten, kur buvo do, praeitį bus did, ir kur does, praeitį irgi bus did. Trečiam asmeniui, reiškia, visiems kitiem klausimam irgi, visiems kitiem veiksmažodžiam irgi turim did, o jau ten jokių does nebereikia. Ir ką tada pasidarom, tai yra pasirašom visus, bent jau tokias pagrindinės įmanomas klausimo pradžias. Tai mes turim, tarkim, was, ar ne? Tiksliau turime why, ar ne, kodėl, kaip pavyzdys. Turime who, kas, arba ką, dalykams, tiksliau žmonėms, what, kas ir ką dalykams, daiktams. Tada how, pavyzdžiui, kaip, ar ne. Tarkim, how many, suskaičiuojamiems, tada how much, nesuskaičiuojamiems, ar ne. At what time, kada, pavyzdžiui. Ir taip toliau, tarkim, where, kur. Daug, visų, ką tik sugalvojate, tą susirašot. Ir dalykas yra tas, kad dabar, kai mes turim jau čia dabarties tada, ar ne, ir praeities, taip arba ne klausimus, tai kai aš sudarau, parašysiu galbūt pavyzdį, ne, tarkim, sakinys, Antanas, visą šitą pavyzdį, Antanas valgo obuolius, right? Tai kaip angliškai tai būtų? Antanas valgo obuolius. Tai bus Antanas eats apples, ar ne? Eats, trečias vienas, kitas raidė. Dabar klausiu, ar Antanas valgo obuolius. Viskas labai paprasta, ne? Tiesiog paėmiau teiginį, prilipinau ar ir turiu klausimą lietuvių kalboj. Anglų kalboj, aš žinau, kad Antanas valgo obuolius. Aha. Ar tai veiksmažodis būti? Nu ne, tai reiškia šitie jau atkrito. Ar tai veiksmažodis galėti? Galiu, ne. Ne, tai yra veiksmažodis valgyti. Reiškia, jam galioja šitos taisyklės. Do, does, did. Ar tai praeitis, ar dabartis? Antanas valgo obuolius. Dabartis, ne? Valgo. Nevalgė praeitie, bet valgo dabar. Ar Antanas trečias asmuo vienas kita, ar kažkuris kitas asmuo? Tai aš, tu, jis. Kas? Jis Antanas. Trečias asmuo vienas kita. Reiškia, does, ne? Does Antanas eat apples? Nebereikės raidės, nes jau turim does šito vietai pasikeitė, ne iš do. Ir dabar, kai noriu sudaryti, čia vadinamas yra uždaras klausimas, nes į šitą klausimą aš tiesiog atsakau taip arba ne. Dar galbūt galiu pridėti, kaip pavyzdys. Čia aš jau dabar, kai sakau, pavyzdžiui, pilnesnį klausimą, kodėl Antanas valgo obuolius? Tai čia jau yra taip vadinamas
Atviras klausimas. Čia daug atsakymų gali būti. Antanas mėgsta obuolius, gydytojas liepia, nežinau, ten dantims sveika ir taip toliau. Bet ką aš darau anglų kalboj? Aš sakau, why does Antanas eat apples? Lietuvių kalboj aš paimu teiginį ir prie jo prilipinu kodėl tiesiog. Kaip kad prilipinau ar prieš tai. Bet anglų kalboj aš turiu pirmą paimti taisyklingą ar klausimą. Kitaip tariant, taisyklingą taip arba ne klausimą ir tik tada prilipinti why. Tik tada klausimą į žodį prilipinu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš lyg tai sakyčiau, kodėl ar Antanas valgo obuolius. Aš taip konstruoju klausimą anglų kalboj. Ką tai reiškia vėlgi? Kad kai aš noriu susidaryti atvirą klausimą, aš paimu vieną iš šitų, tada būtinai paimu vieną iš šitų, tai jau du konstruktai. Vienas tas, ir tada toliau tęsiu sakinį. Ir aš žaidžiu žaidimą. Sėdžiu, kaip sakau, kaip imu visada pavyzdį, ar ne? Turiu kavos, ar ne? Ar mano kavos puodelis pilnas? Koks čia veiksmažodis slepias? Ar mano kavos puodelis pilnas? Ar tai veiksmažodis yra? Tai ar mano kavos puodelis yra pilnas? Mes lietuviškai kai nesakom yra, bet jis slepiasi. Tai reiškia, ar mano kavos puodelis yra pilnas? Yra, nebuvo, reiškia dabartis, yra. Kavos puodelis, kas? Trečias mo vienaskaita. Is my cup full? Is my cup of coffee full, ar ne? Ar man patinka kava? Man patinka, nepatiko, dabartis. Ar ne, bet patikti nėra nei būti, nei galėti. Patikti yra patikti. Do I like coffee? Kodėl man patinka kava? Dedu why priekyje. Why do I like coffee? Ar ne? Kodėl man patiko kava, gal dabar nebepatinka? Why did I like coffee? Kodėl aš ten buvau? Aha, būti, bet buvau praeitį. Why was I there? Ar ne? Kodėl tu ten buvai? Why were you there? Suprantat? Tiesiog reikia save bandyti pagauti, sugalvoti, kaip sakau, yra du būdai, kaip šitą pratimą daryti. Vienas būdas yra sugalvoti pirmą lietuvišką variantą, kaip kad dabar ką tik dariau, ir bandyti versti, nes vis tiek jūs turit kurį laiką dar versti, galvoj, iš lietuvių į anglų, nors daug kur sako to nedaryti, bet tai yra bergždžias dalykas, nes jūsų visos mintis yra paremtos lietuvių kalba, tai reiškia, jūs turit lietuviškai galvoti, jūs lietuviškai galvojat, jūsų visas gyvenimas lietuviškas yra. Tai reiškia, jūs ir turit jūsų ir kanų kalba, jūsų mintise yra paremta lietuvių kalba, dėl to kurį laiką jūs dar versit. Bet, karts nuo karto galim pažaisti ir taip, kad tiesiog paimu pradžią ir kažką kuriu. Pavyzdžiui, how many, bet po how many kažką teks pridėti, pavyzdžiui, how many apples do you want? Kiek obuolių tu nori, ar ne? Tarkim, at what time does she go to work? Kokiu laiku ji eina į darbą, ar ne? Bandyti kurti sakinius jau tiesiog angliškai ir nebandant sugalvoti lietuviško varianto, o po to galvojant, ką aš čia pasakiau, ar ne? Nes struktūros, jeigu jau esat prie esamojo laiko, jūs praeitį, tai yra pakankamai pažįstamos struktūros, greičiausiai jūs jau perfect laikus palėtėt, gal ir dar kažką daugiau palėtėt, galvojat, kad gal trūksta žodžių, gal ir trūksta tų žodžių, ar ne, bet vieną kitą veiksmažodį jūs tikrai žinote ir suformuot klausimą kažkokį tai galit. Tai va čia yra labai labai puikia praktika tokio įdėti automatizmą truputėlį į savo anglų kalbą ir siūlyčiau šitą dalyką, kažkokioj formui savo užsirašyti, patogioj savo formui, kad jūs suprastumėt, manau, esmę tikrai supratot, ką norėjau čia pasakyti, kažkokioj patogioj savo formui atsispausdinti, turėti ir šitą žaidimuką karts nuo karto pažaisti. Ar ne? Padėlioti sakinius. Iš pradžių lietuviškai, tada angliškai. Po to tiesiog angliškai bandau ir žiūriu, galvoju, kas man čia pavyko pasakyti. O gal nesąmonę pasakiau. Tiesiog dėlioju. Galų gale šiais laikais, jeigu kažkur abejojat, visada galite parašyti ChatGPT paklausti, ar čia gerai suformulau klausimą, ar nėra klaidos, pataisyk mane. Atšaus atgal, ar ne, netgi nemokama versija gali tai padaryti. Tai tų galimybių dabar išmokti tikrai mes turim. Čia yra puikus įrankis praktikuotis anglų kalboje klausimus. Kol kas žinoma tik tai esamajam laikė ir paprastoji praeitį, nes, ateityje paprastai tiesiog visur bus will, visada bus will. Po šitų iš kartais will, ar ne?
perfect laikose eis arba have, arba had, arba has, arba will have iš karto nepriklausomai nuo asmens, ten have arba has skirsis. Bet va šitos laikus, kai dar mes turim paprastosius simple laikus, jie paprasti, bet jie dažnai, va šitas mums klausimas, ypatingai lietuviam, dėl to, kad mes visada klausimą pradedam nuo ar lietuvių kalboj. Arba tiesiog nuo klausiamojo žodžio, bet turim paprastą teiginį, nepriklausomai nuo asmens, tiesiog teiginys ir arba ar, arba klausiamasis žodis. Anglų kalboje mes turim tas pradžias tokias, kurias turim sužaisti. Tai dėl to, jeigu reikia dar kartą šitą pamoką peržiūrėkit, ar ne, ir bandykit, žaiskit, darykit ir perprasit tos klausimus tikrai. Tai bus tokia praktika, kuri leisim tas valandas, kaip sakau, piloto susikrauti ir tos patirties ir išlaikyti anglų kalbos licenciją, ar ne. Tai tiesiog darykit. Tikrai mano patarimas ir supratimas tikrai padės. Jeigu nori daugiau žodžių frazių, jeigu dar nesat pasisiuntę nemokamą audio PDF knygelę, rasit aprašyme arba pinintam komentare, pačiam pirmajam komentare. Ir ką, susimatom tada ateities pamokose. Iki.